Žiūrėkit, ką rašo anglų Guardian laikraštis. Amerikos misija prie jungtinių tautų bando išimti terminą gender iš jungtinių tautų organizacijos dokumentų. Nu, rašo anglų laikraštis. Už viso to stovi aiškiai Trumpo administracija. Visai kita logika ir kitoks vertybių suvokimas. Dar vienas pavyzdys iš Jungtinių valstijų. Užsienio reikalų ministerijos internetinėme puslapyje kurį laiką lyties keitimo reikalas buvo apibūdinamas štai taip. Matot? Yra žodis gender. O dabar yra taip. Gender neliko, atsirado seks. Seks. Ir atrodo, koks čia skirtumas? Gender, seks. Mes ir tuo atveju sakom lytis, bet matyt yra, jeigu tiek aistrų kyla dėl šito žodelio. Suprantat? Kyla klausimas, iš kur visa tai? Iš kur visa tai eina? Suprantat? Atsakysiu, iš tur. Iš tur. Vėl tas pats. Yra svajoklių pasaulis, yra svajų lauko gyventojai ir yra tikrovės pasaulis, ir tikrovės laiko gyventojai. Ir jų supratimas apie tikrovę ir svajonės yra visiškai skirtingas. Ir jiems susitart, kuo toliau, tuo sunkiau. Nes vieniem, ir taip žmonės yra susiskirstę ne pagal šalis, bet visose šalyse, bent jau vakarų civilizacijos, va ta takoskyra, kuo toliau, tuo labiau yra matoma ir tuo įtampa tarp tų dviejų pozicijų auga. Nes vienoj pusėje štai yra Šrioderis, vėl veda. Gražu. Bet kitoj pusėje yra Liuksemburgo premjeras su žmona ar vyru. Štai Liuksemburgo premjero antroji pusė kartu su kitų valstybės vadovų antrosiomis pusėmis. O čia štai Prancūzijos konsulas Los Andžele su žmona. Ir štai vieniems gražu taip, kaip Šrioderis, o kitiems taip, kaip tas konsulas. Na ir nieko nepadarysi. Jau kam gražu taip, tai gražu taip. Ir vieni kitiems čia nieko neįrodys. Lietuvoje kol kas aš drįstu manyti, kad dar gražiau yra kaip Šrioderis. Bet procesas tai eina. Procesas eina. Ir pradėti reikia nuo vaikų, kad procesas eitų greičiau. Na ir pažiūrim vieną video. 8 metų berniukas nori būti jauna princese, nes lytis nelikimas šiais laikais. Lactatia is the deviest diva you could ever think of. Paradui vadovauja mama. Mama. You shouldn't even know what that is. I don't think that should be a thing. I don't think that other people should judge what people do. It's overwhelming. Like, you feel overwhelmed with like pride that your child is, expressing themselves and showing the world, and it's being so well received, and she's pretty good at what she does. If you're shy because of people that don't want you to do something. O čia štai mokytojas šito berniuko, kuris jau dabar jauna princesė. When you give them your face, just do it like it's a rainbow sweep, as in you're gonna take in all of this wonderfulness. Na ir rezultatas.
Ir atkreipkite dėmesį. Tai nėra laikoma psichologiniu smurtu prieš šitą berniuką. Svajokliams tai atrodo gražu. Tai atrodo gražu. O štai ir pačio jau vaiko, pabrėžiu, vaiko 8 metų praktiškai manifestas. Tiems, kurie nesupranta, išverčiu. Jeigu tėvai prieš, susirask naujus tėvus. Jeigu draugai prieš, susirask kitus draugus. O aš turiu teisę daryti tą, ką noriu ir kaip noriu. Štai čia yra, kaip pasakyti, šaknis viso to, kas ateidėjo į Lietuvą ir to vaikų įstatymų pavidalo. Štai. O kai šitas berniukas suaugs, jis galės tapti feministinės filosofijos profesoriumi, mokslų daktaru. Kaip tokiu ar tokia tapo Rachel McKinnon. My name is Dr. Rachel McKinnon. I have a PhD in philosophy. I'm a member here in the philosophy department at the College of Charleston in South Carolina. Jis irgi kažkada gimė vyrų, bet lytis nelikimas. Jis šiandieną yra profesorius, dėsto studentams feministinę filosofiją. Ir dalyvauja šalia filosofijos dėstymo feministinės, dalyvauja moterų dviračių sporte. Moterų dviračių sporte. Ir nieko keisto, kad laimė. Nu, keisto būtų, kad nelaimėtų. Ypatingai su tokiais raumenimis. Moterų sporte. O 18 metų spalį štai jis tapo jau pasaulio čempionu dviračių sporte. Bet čia atsitikimas. 3 vietos laimėtoja Jean Wagner savo internetiniam puslapį įdeda nuotrauką ir štai toks sakinys. Bet juk tai nesąžininga, rašo jinai. Ir tas nematot, didžiosiomis raidėmis net parašyta. Kas po to atsitiko? Pažiūrėkim video. Canadian transgender athlete is facing a backlash after winning the Cycling World Championship. Rachel McKinnon, who was born male, finished first in the race in Los Angeles this Sunday, becoming the first ever transgender woman to win gold in the competition. But her achievement was met not only with applause. Trumpai pasakau, kas tame video kalbama. Šitą vargšę Jean Wagner už tą sakinį, kad tai nesąžininga, užpuolė iš visų pusių. Tame tarpe beje ir 2 vietos laimėtoja. Ta Jean Wagner išsigandusi atsiėmė savo žodžius, atsiprašė, pasveikino tą jau laimėtoją, bet kas įdomiausia, kad laimėtojas jos atsiprašymų nepriėmė. Štai tas yra teigiama šitame video. Na ir tos istorijos tęsinys pačio šito jau, ar šitos čempionės
filosofijos, feministinės filosofijos mokslų daktarės, jos matymas reikalų. For those who are outsiders, who might be trans, intersex, they might be non-binary, they might feel like they don't fit in sport. I want them to know that this is what happens before the breaking point, where things make massive jumps forward. I think sport is becoming increasingly inclusive. I think those opposing inclusive sport are on the wrong side of history, and that the victories that we have made are not going to go away. Trumpai, apie ką jinai šneka, esmė, kad jos pergalė pasaulio čempionate tai yra lūžio taškas sporte ir dabar visi galės savo, reiškia, ten rasti vietą, būtent tokiu būdu. Toliau, inkliusyvus sportas, jau toks terminas, inclusive sport, reiškia sportas, kuriame vyrai su moterimis dalyvauja kartu. Kad čia yra jau ateitis. Ir tie, kurie to nesupranta ir yra prieš, yra wrong side of history. Ir taip sakant, yra klaidingo istorijos pusėje. Taigi štai grįžtant į pradžią mūsų laidos. Aš sakiau, kad už viso to stovi ne šiaip atsitiktinių žmonių veiksmai. Tai yra tam tikras procesas, kuris vyksta vakarų civilizacijoje. Tai ne šiaip tušti žodžiai atskirų individų. Už to stovi daug žmonių, įtakingos visuomenės grupės, dideli pinigai, ir Sorošas čia tik vienas iš gal labiausiai matomų. Dideli pinigai iš karto duoda galimybę samdyti atlikėjus. Užsakovams leidžia samdyti atlikėjus, jeigu turi daug pinigų, o atlikėjai atliks viską, ką tik reikia. O paskui jau susidarius kritiniai masei, procesas pradeda judėti savaime, atsiranda tam tikra terpė, atsiranda diskursas. Ir štai